O jeigu, o jeigu mes būtume dėmesingi ir pastebėtume, kas vyksta pasaulyje man, ir to pakaktų judėti į priekį, ne visur reikėtų visko paaiškinti, kodėl tai vyko. Nes klausimas, ar mes galim viską paaiškinti, kodėl, ar nėra tai tokia ego pozicija, kad aš turiu į visus savo reiškinius, kurie man vyksta, užduoti klausimą, kodėl, nes aš galiu paaiškinti. O galbūt priimk tiek ir tada galbūt labiau būsi dėmesingas, kas vyksta, nes nuo to priklausys tavo kelionė, o ne tai, kad kiekvienoj vietoj tu net nebematai, kas vyksta, o tiesiog viską klausi, o tai kodėl, o kodėl man tai vyksta. Ir tu neužmiršti, kad tau tai vyko ir tai yra tau pakankama indikacija kažkam, o tu iškart užduodi klausimą, o kodėl, ir jau tą pamiršti, ir jį užkloji kodėl, ir tada eini kokias nors psichoanalizės arba dar kažkokias tai ten teorijas, išsiaiškink kodėl, ir tada ta pati indikacija nublanksta, nes tu jos pagalba neišjudėjai kitur, o tu tiesiog ten pat esi, tik tai dabar analizuoji kodėl.